Sveiki visi. Šiandien turime du siuntinukus, abu tarpusavėje susiję. Keliavo iš AliExpreso, kažkur tai apie mėnesį turbūt. Pradėsim nuo mažesnės. Čia pagal viską turėtų būti ledai. Matas toks jaučiasi kaip rytinukas. Turėtų būti LED juosta. Taip, įpakuota neblogai, su burbuliukais įpakavimas. Taip, čia viduje nieko. Juostelė, buvo užsakytas metras. Žiūrėt, turim kom pamatuot mes. Stalas turbūt kažkur metras bus, aš jaučiu, kad jo bus metras. Turim ruletę. Tai mes tada dar pamatuosim. Taip, dedam prie krašto. Ir važiuojam. Kiek čia tų metrų bus? Principe, metras. Tiksliai, kaip sakoma, kaip vaistiniai. Ir štai, iš karto yra prilituotas laiduko gabaliukas ir aš kaip suprantu, čia su kontaktais, kurie įsistatantis ir prisilituojantis. Taigi, juosta yra RGB. Tai yra žalios, raudonos ir mėlynos spalvos diodai, iš karto kiekvienas. Ir visa yra vandeninė laidi juostelė. Taip, diodo tipas aš dabar čia nematau, bet galėsite apačioje nuorodoje pasižiūrėti, bus ir kaina, ir diodo tipas nurodytas tenais pas pardavėją. Ir antrą siuntinuką iš karto tada atidarysim prieš tai, kaip bandysim patikrinti šitą daiktą. Tai irgi susiję su šią diodo juostą, tai turėtų būti laikikliai diodo juostai. Kiek čia jų daug. Taip, dar kažkas yra. Taip, daugiau. Čia nieko nebėra. Ir štai čia tokie silikoniniai, labai minkšti laikikliukai. Pabandysim vieną ištrauk gal. Biškį plėšiuosi. Kaip nekeistai pakuotas kiekvienas atskirai. Štai toksai. Ir labai minkštas. Labai smagiai, negadinant juostas, galima kur nors prisitvirtinti. Ir paskaičiuokim, kiek čia jų yra. 1, 2, 3, 19, 20 vienetą. Taigi, į juos irgi bus nuoroda apačioje. O dabar, kas nematėte, mes siuntėme Arduino maitinimo blokelį, būtent šiems ledams. Kas nematėte, ten bus ant raidelės nuspausite videoklipukas. Ir mes dabar mėginsime su kolega pratestuoti tą juostelę. Taigi, blokelis iš ano video, kurio mes praeitą kartą nepatestavom. Taigi, galim padaryti dabar, kadangi buvom gamtoje. Štai, įstatom į rozetę lemputę šviečia. Ir dabar fokusas tame, pasižiūrėtumėt ant šitos juostelės, yra štai čia užrašiukai. Dabar nesifokusuoja, kaip specialiai. Štai, dabar matosi. Matosi, kur koksai laidas turėtų būti pajungtas. Tai yra kraštinis iš šitos pusės yra plus 12 voltų ir toliau pagal spalvas žalia, raudona, mėlyna. Ir matome, laidukai irgi pagal spalvas lygiai taip pat. Baltas yra plus 12 voltų ir žalia, raudona, mėlyna. Todėl, kadangi specialus perimukų dabar neturim, paprasčiausiai bandysim taip įstatydami, kadangi čia ant kontakto išorėje yra minusas, viduje yra plus 12, tai mes plus 12 užmaunam ant plus 12 kontaktą ir suliečiam su žaliu. Ir jeigu matote, žaliai šviečia. Dabar paimsiu paprasčiausiai
peiliuką, kad teisingai sukontaktuoti kitas spalvas ir patikrinsim kitas spalvas. Taip, dabar priliečiu kraštinį mėlyną prie minuso. Matom mėlyną ir priliečiu raudoną su minusu. Oi, žalias sukontaktavo. Taip, priliečiu raudoną su minusu. Oi, žalias niekaip neduoda. O, štai raudonas. Ir galima suliesti visus tris. Štai, ir matom baltą spalvą. Na, galima dar pamėginti išjungti šviesą ir pažiūrėti, ant kiek stipriai šviečia. Na štai, išjungiu, tai yra dienos šviesa, aišku, dabar kamera adaptuosis prie apšvietimo. Ir štai baltos dar ne. Ne taip, čia yra daugiau mėlynos. Kaip čia dabar pataikyti, kad visi iš karto susiliestų. Štai, tai yra ryškiausia balta šviesa. Taigi, ledai pilnai veikiantis. Kainą rasite apačioje tiek ledų, tiek laikiklių. Pirkti apsimoka, tai yra pigiau negu lietuviška bet kurioje parduotuvėje. Na, be abejo, kas pasiruošęs palaukti. Todėl drąsiai pirkite. Juostelė bus šitą panaudota Arduino projekte. Tie, kas rašė, jog norėtų matyti Arduino projektus mano kanale, galės tai pamatyti. Tikiuosi, mes su kolega tai rašysim. Ir jeigu patiko, spaudžiam like. Nepamirštam prenumeruoti kanalą, kad nepraleist video su Arduino. Taip pat žiūrėkite naujienas mano Instagrame. Ten jūs matysite pirmieji, kas laukia šiame kanale. Ir iki kito karto. Dalinkitės su draugais. Ate. Kažkur čia miškuose nukrito mūsų dronas, kaip jau matėte. Jis yra neįsitikinęs, kad jūs matysite. Vat štai va ten.